Iš 36 karto gal kokio tik tai atmušiau kamuliuką, bet atmušiau taip, kad ir petys atsimušė. Dabar pakalbinsiu geriausią Lietuvos metiką, kuris man papasakos, kaip reikia mesti kamuliuką. Nuo šito kalno prasideda žaidimas. Metikas deda koją čia. Taip, šitaip. Taip. Aha. Žiūri į gaudytoją, susitarėt, ką mesit. Aha. Ir meti į gaudytoją pirštinę. Gaudės man parodė 1-2-1. Jeigu tau tinka, tu tą metimą ir meti. O dabar aš metu taip, kaip lauke mėčiau akmenis į langus, ar kaip nors ypatingai? Reikia ištiest ranką ir praausti metimas tiesiai. 2 pirštai rodo tavo pirštų taikymą. O tai palaukit, kodėl man pagrindinės apsaugos nedavėt? Eimantas Žičkus šalia manęs, Utenos beisbolo klubo Titanai vadovas ir treneris. Tai kas yra beisbolas Utenoje? Beisbolas tai sportinis žaidimas, atkeliavęs iš Amerikos. Žaidžiamas jau 30 metų Lietuvoje. Mes susikūrėm savo naują komandą, kuri antrus metus dominuoja Lietuvos beisbolo lygoje. Mes tapom 2 kartus Lietuvos čempionai šilės. Eimantai, kaip toli yra Lietuvos beisbolas nuo to tobulo amerikietiško beisbolo? Kas susiję su aikštė, tai esam labai arti, nes aikštė atitinka visus standartus, tik trūksta 30 000 tribūnos žmonių. O mūsų lygis mes esam mėgėjai pusiau profesionalai. Mes žaidžiam su Europos komandom, bet mes negyvenam iš beisbolo. Mūsų čia yra superinis hobis, kurį jau žaidžiam 30 metų. Kamuliuką perduodu vienam iš Stirgėdų brolių. Lukai, sveikas gyvas. Sveiki. Ir klausimas tau, kodėl tas, kuris gaudo, atlieka daugiausiai darbo? Labai ištverminga pozicija. Tu visas varžybas tupinėjai, staigiai atsikeli, meti kamuolį. Tai yra sprogstamoji jėga, dažniausiai dirba pas kečerį. Nuo tavęs viskas priklauso. Tu stabdai kamuolį, nuo tavęs prasideda žaidimas, protiškai dirbi visą žaidimo metu. Lukai, papasakok truputį ir apie kitas pozicijas. Kiekviena pozicija ganėtinai išsiskiria. Pirmoje bazėje, pavyzdžiui, turėtų būti aukštas žmogus su ilgoms galūnėmis, nes jam reikia priimti kamuolius kuo greičiau. Šorstopo pozicija, tai yra tarp 2 ir 3 bazės, turėtų būti staigus, greitas, vikrus, sprogstamoje jėgą pasižymintis žaidėjas. 3 bazė turi turėti reakciją gerą, nes jisai arčiausia būna atmušėjo tolimieji kraštai. Jie turi būti... Tie, kurie stovi toli. Taip, jie turi būti labai greiti. Kaip yra beisbolio, nuo ko viskas priklauso? Jeigu mes pastatytume geriausią pasaulio metiką ir geriausią pasaulio atmušėją, ar mes galėtume pasakyti, kad va, tas arba tas laimės? Ne, tai tikrai nepanašu į krepšinį, kur galėtų ištraukti varžybos vienas žaidėjas. Didžiąją dalį dirba komanda, nes turi žaidėjai užiminėti bazės. Lukai, aš labai dažnai matau per televizorių amerikiečius, profesionalius beisbolininkus, tokius putlius. Supranti, ten tikrai ne tie atletai raumeningi tokie, žinai, visi su kaladėlėm ant pilvo. Kodėl kai kurie iš jų tokie atrodo sportininkai, bet va tokie turintys lyg ir truputį viršsvorio? Beisbolas tuo ir išsiskiria, kad gali žaisti bet kokios formos, bet kokio sudėjimo žmogus. Tiesiog reikia turėti gerą reakciją, aštrų mąstymą ir jausti, ką darai. Titanai!